Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO agentūra. Šiandien video bus apie nuorodas, tai yra edukacinis video skirtas pradedantiesiems. Turiu paminėti, kas yra nuorodas. Čia kalbėsiu apie nuorodas išorinės, tai reiškia iš kitų tinklapių į mūsų tinklapį, į mūsų projektą ar tinklapį. Kalbėsime apie tokias nuorodas. Mes išskyrėm dažniausiai arba populiariausias nuorodų tipas, šiaip jų yra daugiau, o išskyrėm, padarėm sąrašą populiariausias, gal gov, edu nuorodas nėra tokios populiarios Lietuvoje, bet vis tiek turėjome traukti, nes jos turi įtakos SEO optimizavimą. Bet tada eisim iš eilės. Pagrindiniai yra, vienas iš populiariausių šaltinių yra verslo katalogai, angliškai vadinasi citations, tinklapiai su organiniu srautu, forumai, komentarai iš įvairių blogų, vėlgi pažiūrėsim, turėsim pavyzdį, SEO katalogai lietuviškai, angliškai vadinami dažnai PBN-ais, turim atskirą apie tai įrašą, gali paguglinti, paieškoti internete, kas yra PBN-ai, kaip veikia PBN-ai arba kas yra SEO katalogai, bet ir įdėsim nuorodą į straipsnį, irgi bus YouTube aprašyme ir šio įrašo aprašyme irgi apačioj bus nuorodas sudėtas. Taip, skelbimo portalai, Web 2.0 tinklapiai, Web 2.0 dažniausiai yra nemokami dažniausiai, bet reikalauja nemažai laiko. Socialinė medija, tai gali būti LinkedIn, Pinterest, Facebook, Instagramas. Gov edu, tai čia yra iš valstybinio ir edukacinio resursų, kur labai sudėtinga gauti nuorodas, nes labai sudėtinga priregistruoti domeną su Gov plėtiniu. Ok, padarėm dar tokią labai subjektyviai, čia subjektyvus vertinimas, čia mūsų komandos subjektyvus vertinimas, kiek reikalauja kiekvienas šaltinis arba kiekvienas resursas gali reikalauti laiko arba pinigų sąnaudų. Pavyzdžiui, verslo katalogai reikalauja iš tikrųjų labai daug laiko nueiti ir užregistruoti, patvirtinti, čia 4 iš 5, tai jeigu čia vienetas, čia 1 iš 5, tai reiškia mažai finansų reikalauja, 4 iš 5 jau čia beveik maksimaliai laiko, kiek įmanoma išnaudoti. Tinklapiai su organiniu srautu. Tai čia mes kalbam apie tinklapius, dažniausiai tinklapiai su organiniu srautu kalbama SEO industrijai apie įvertinimą organinis srautas pagal Ahrefs metrikas ir skaitomas organiniu srautu ir jau gali būti ir 1000 lankytojų per mėnesį pagal Ahrefs, gali būti ir 5000, čia jau priklauso kaip vertinama. Tikrai reikalauja labai daug laiko dėl to, kad reikia paruošti straipsnius, rasti tinkamą resursą, paruošti straipsnį, patalpinti straipsnį ir dar tai yra ir mokama paslauga dažniausiai. Angliškai vadinasi, kaip ir kalbėsim šiek tiek į video pabaigą apie guest postus, bet dabar apsiribosim tik tai tą savoką, kad tinklapiai su organiniu srautu. Forumai. Lietuvoje forumų nėra labai daug, bet tai reikalauja, kai kurie forumai yra moderuojami, nemokami dažniausiai, bet tie, kurie moderuojami, iš ten nuorodas yra vertingesnės, galima taip pavadinti, bet tai reikalauja tam tikrų įgūdžių, kaip rašyti tokius komentarus, kad jie nebūtų ištrinti forumuose. Komentarai bendrai bloguose reikalauja, vėlgi, laiko, ne tiek daug reikalauja laiko, bet paieška tinkamų resursų, sakykim, taip reikalauja laiko. SEO katalogai. Vienas iš populiariausių resursų Lietuvoje SEO katalogai, tai dažniausiai jie yra mokami, jų kainas yra palyginus su tinklapiais su organiniu srautu yra mažesnės kainos, yra įvairių katalogų, vėlgi apie sąrašą pakalbėsim šiek tiek vėliau. Skelbimai, nu čia kaip ir viskas aišku, yra tų populiarių skelbimų portalų, yra mokamų, ne visi yra mokami, yra daug nemokamų. Web 2.0 tinklapiai reikalauja labai daug laiko. Užregistruoti, nors ir tai yra dažniausiai nemokami resursai, bet užregistruoti, priregistruoti tinkamą Web 2.0, stilizuoti jį, sukurti turinį, reikalauja tikrai labai daug laiko. Socialinės medijos profiliai, čia toks labai toks reikalas, kuris iš kurios pusės pažiūrėsi. Sakykim, stilizuoti Facebook puslapį tikrai reikalauja laiko. Na, įdėti nuorodą ne tiek daug reikalauja laiko, bet kiekvienam resursui tikrai reikia skirti, sakykim, čia vidutiniškai mes vertinam
laiko sąnaudas, o pinigų, dažniausiai tai nieko nekainuoja. Kalbant apie GAF IDU nuorodas, tai čia jau ir labai sudėtinga gauti, susitarti, jeigu tai būtų gera nuoroda, ir pinigų kartais irgi pareikalauja nemažai. Tai, pažiūrėsim dabar jau apie kiekvieną šaltinį šiek tiek plačiau pakomentuosiu. Lietuvoje yra apie, sakykim, bent veikiančių šiai dienai apie 70 verslo katalogų. Tas skaičius visą laiką kinta, nes kai kurie veikia, kai kurie neveikia, nebepriima nuorodų. Plius minus stabiliai šiai dienai mes žinomų veikiančių yra 70. Ir populiariausia arba žinomi yra Visa Lietuva LT, Rekvizitai LT, 1551 LT. Ir jeigu kalbant apie tai, ko reikalauja, galite paskaityti, labai svarbus užakcentuosiu yra konceptas NAP, Name Address Phone. Tai yra pastovumas labai svarbus talpinant į verslo katalogus. Čia yra vienas iš tokių kritinių faktorių ir čia kaip pavyzdys, kas tai yra, kai mes talpinam informaciją apie, pavyzdžiui, mūsų įmonę, ar įmonės pavadinimas yra, teisinga versija yra EasySEO OAB ir neteisinga versija būtų kabutėse EasySEO OAB arba OAB EasySEO ir Google algoritmai, tai jau yra kaip nepastovus pavadinimas. Čia viena iš rekomendacijų laikytis Name Address Phone, tai būtent name pavadinimas turi būti visur pastovus. Kam įdomu, gali paskaityti čia, sakykime, mes kiekvienam šaltinį padarėm tokį išsamesnį aprašymą, kaip reikia talpinti, kokių taisyklių laikytis ir panašiai. Forumai. Čia vienas iš populiariausių forumų Lietuvoje yra Supermamos LT. Ir pateikiau, kaip galima pačiam forume yra du būdai, kaip palikti nuorodą. Yra tiesiog pačiam diskusiją paminėti, palikti nuorodą, jeigu pagidautina, kad tai būtų komentaras, pavadinkim taip, į temą, naudingas, kitais žodžiais galima pasakyti, kad jis nebūtų ištrintas. O dar vienas populiarus būdas yra palikti, yra toks laukelis parašas prie paskyros. Čia yra screenshotas iš kito, čia yra uždarbis LT formos ir mūsų parašas atrodo štai taip. Tos nuorodas yra paraše, bet kur parašai diskusiją, jeigu dalyvauja, visą laiką yra prie diskusijos įrašą yra parašas būtent to nario. Tai atrodo, štai taip atrodo nuorodas. Čia yra nuorodas iš profilio. Ok, komentarai. Čia kaip ir viskas aišku, dažniausiai jeigu pamatysit kažkur straipsnių, tarkim yra blogas koks nors ir blogė yra pačioje, tarkim, čia yra screenshotas, aišku, užbliurinta, kad nerodyti čia kažkokios reklamos. Čia yra pavyzdys, kaip gali atrodyti pats komentaras, o kaip jį palikti, dažniausiai yra laukelis, parašykite komentarą, čia parašai savo tekstą, parašai vardą, kuris paskui būtų atvaizduojamas, pavyzdžiui, kaip čia. Ir gali palikti užpildyti interneto puslapio adresą ir tada tokiu būdu gauti nuorodą iš komentaro, jeigu bus patvirtinta. Vėlgi yra moderuojamų ir nemoderuojamų straipsnių komentaro, tai vėlgi reikia žiūrėti. Kaip ir minėjau, SEO katalogai arba PBN-ai, čia yra vienas iš populiariausiai, vis dar veikia šitas metodas. Čia toks labai vadinamas oldschoolinis metodas palikti nuorodas, bet Lietuvoje vis dar veikia SEO katalogai ir būtent nuorodas iš SEO katalogo tikrai turi įtakos. Mes turime, sakykime, mums žinomų resursų apie 500 straipsnių katalogų Lietuvoje yra, mes turime prieigą maždaug į 400 iš tų katalogų. Tai kad būtų galima įsivaizduoti, kiek galima gauti nuorodų iš įvairių šaltinių. Tai vėlgi tas sąrašas nėra pastovus, jis keičiasi, yra registruojami nauji katalogai. Bet jeigu kam įdomu apie tai, kas yra SEO katalogai, yra atskiras išsamus video, štai čia yra nuorodai, galėsit pažiūrėti, paskaityti. Ok, tinklapiai su organiniu srautu. Tai čia vėlgi yra vienas iš pavyzdžių. Kam įdomu, kaip atrodo tie tinklapiai, vėlgi turim čia
Štai čia yra nuoroda, yra teminiai lankomiausi medicinos sveikatos puslapiai, galima paspausti, paspaudžiam, pažiūrėsim į sąrašą. Turim tokį reitingą pagal lankomumą, pagal Ahrefs, ir čia yra ir deras domeno reitingas surašytas kiekvienam šaltiniui. Tai čia būtų kaip jau tinklapiai su organiniu srautu, tas lankomumas virš 1000, kažkur net mažiau. Ir tų yra teminių portalų, yra ir bendrų kaip naujienų portalų ir panašiai. Čia kaip pavyzdys, vienas iš straipsnių mūsų patalpintas apie elektroapeliaciją, patalpintas į jp.lt su nuoroda iš straipsnio į tinklapį. O čia, kaip yra užbliurinta, ką norėjom parodyti, kaip atrodo tikras straipsnis, kaip atrodo, čia screenshotas, kaip atrodo straipsnis su nuoroda, štai čia matosi nuoroda. Ok, skelbimai. Vėlgi, čia toks nėra pastovus, labai pastovus skaičius, bet yra, jis pastoviai kinta, sakykim, plius minus galim vertinti, kad nuo 50 iki 100 įvairių skelbimų portalų yra, aišku, žinomi ir mokami, yra daug nemokamų portalų. Ir čia tiesiog galima laikytis tokių pat taisyklių, kur aukščiau yra prašyta apie verslo katalogus. Reikia laikytis NAP taisyklių, name, address, phone number. Iš tikrųjų nesudėtinga gauti tą sąrašą, tiesiog internet suvesti skelbimų portalai ir pačiam pasidaryti savo sąrašą. Web 2.0. Padarėm, kad būtų aiškiau, padarėm su pavyzdžiais ir net čia parodėm, kad pavyzdžiui galima užregistruoti nemokamai Tumblr, Blogger, LiveJournal, Wix'e, Weebly, galima nemokamai užregistruoti, sukurti tinklapį, gauti dofollow nuorodą, dofollow, kaip SEO specialistai labiau vertina dofollow nei nofollow nuorodas, bet vienas iš trūkumų, kad Web 2.0 reikalauja labai daug laiko ir dažniausiai yra sukuriamas subdomenas. Ir štai čia yra pačiame aprašyme, kaip vienas iš pavyzdžių, yra fattyfood.tumblr.com. Kai sukuri nemokamą subdomeną, tai galim pavadinti ir blogą, arba blogą, subdomeną tinklapį arba blogą, tai sukuri nemokamai su subdomenu. Jeigu nori sukurti ne subdomeną, o tikrą domeną, tikras domenas būtų easyseo.lt, tada tam pačiam WordPress'e jau galima išpirkti ir mokamą paslaugą arba Tumblr, arba nesvarbu šitose resursuose. Socialinė medija. Ok, tai čia yra žinomi portalai, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, yra daug kitų. Skiriasi nuo sąrašo, kur buvo Web 2.0, kad dažniausiai yra nofollow nuorodos, kurios neperdoda svorio, autoriteto, bet visgi tos nuorodos yra svarbios, visos nuorodos, kurios čia yra paminėtos, visas yra kaip reikalingos, tik tai, kur, sakykime, reikalinga patirtis vystant SEO projektą, reikėtų žinoti, kokių daugiau, ir vėlgi tai yra dažniausiai galima tai pamatyti iš konkurentų profilio, kai matai, iš kur konkurentai turi nuorodas, kokių nuorodų turi, ir tada gali paskaičiuoti, kiek tau reikia, kokių nuorodų pačiam, savo projektui. Ok, ir dar pakomentuosiu, čia iš tikrųjų kaip ir nėra labai daug ką komentuoti, čia yra labai sudėtingas kaip šaltinis nuorodų, labai sudėtinga gauti iš vyriausybinių organizacijų arba edukacinių, čia dažniausiai universitetai turi, EDU. Ką reikėtų dar žinoti apie nuorodas, tai jau ne tai, kad šaltinė, bet yra būdai, kaip gauti nuorodą. Pavyzdžiui, dabar pakomentuosiu apie guest post ir link insertą. Guest post, lietuviškai taip ir vadinama, dažniausiai net neverčiama. Guest post yra, kai užsakai straipsnio talpinimą kitame resurse. Dažniausiai tai gali būti tinklapyje su organiniu srautu, arba tai talpinama į PBN'us, į straipsnių katalogus. Arba galima tiesiog pačiame jau patalpintame sename straipsnėje įgyti nuorodą naudojant link insert metodą. Link insertas vadinamas, kai straipsnis parašytas ir tiesiog susitari su straipsnio autoriumi, galima tai pavadinti, kad jis patalpintų jau tam, kaip susitarsi,
kad patalpintų nuorodą į seną straipsnį, pageidautina, kad jis būtų indeksuotas jau Google paieškoje, kad tas straipsnis būtų indeksuotas. Apie kiekvieną galima paskaityti plačiau, čia, jeigu paspausti nuorodą. Ir dar vienas konceptas, kurį reikia žinoti, kalbant apie nuorodas, vėlgi čia labai sutrumpintai, labai supaprastintai bandau paaiškinti, nuorodų mainai. Kaip čia bebūtų, bet nuorodų mainai egzistuoja, Google rašo, kad nenori tokių mainų, ar, sakykime, pardavimų nuorodų, sandorių, jokių sandorių, kad nevyktų, kad visos nuorodos turi būti organinės, bet kai tavo konkurentai tai vykda ir tai veikia, tu nelabai turi kitos išeities, arba, aišku, yra kita išeitis, jeigu tas biudžetas yra žymiai didesnis nei tiesiog paimti ir sumokėti už nuorodas. Deja, tokia yra realybė. Tai, nuorodų mainai. Nuorodų mainai, kai yra keli būdai. Iš tinklapio A į tinklapį B tiesiogiai keičiama, kad yra tinklapis A, yra tinklapis B. Ir jie tiesiogiai apsikeičia. Aš duosiu tau nuorodą, tu duosi man. Bet patyrę SEO specialistai praktikuoja nuorodų mainus, kai yra keičiama iš A į B, bet tas A tinklapis gauna, kad nebūtų susieta visiškai tiesiogiai, gauna iš kokio nors C šaltinio, kai susitari su žmogum, kuris turi, sakykim, kelis resursus, kad, žiūrėk, aš tau duosiu nuorodą iš čia, o tu gali man duoti nuorodą iš kažkur, iš kur jis turi. Ir neparašytas dar kitas variantas, kur galimas variantas nuoroda iš A į B ir paskui jau nebe 3, o 4 šaltiniai, kai visiškai dar yra C ir D. Dar ketvirtas, kuris visiškai nesusiję tie tinklapiai, taip galim pavadinti. Pradžiai tiek, jeigu liko klausimų, tada galit parašyti komentaruose. Ir pabaigai atsakysiu į 2 klausimus. Kaip sužinoti, kiek aš turiu nuorodų, kiek mano projektas turi nuorodų. Apie tai darysiu sekantį video, jame išsamei papasakosiu, kaip sužinoti, kokias nuorodas turi jūsų projektas, kaip tai padaryti nemokamai ir kaip interpretuoti skaičius. O paskutinis klausimas, kur gauti nuorodas. Iš tikrųjų, jeigu jūsų projektui žinot, kad reikia nuorodų, trūksta nuorodų, tam tikros kokybės, jūs turite 2 variantus. Galite rinktis iš nuorodų paketų, čia paliksiu nuorodą, pabaigoje bus aprašyme į nuorodų paketas, arba galite užsakyti vienkartinės publikacijas, jeigu reikia kokybiškų nuorodų iš kokybiškų resursų su kokybiškom tikrom metrikom. Dabar greitai pažiūrėsim į nuorodų paketus. Kaip suprasti, štai čia galima rinktis, kiek norit nuorodų, čia iš lietuviškų šaltinių. Galite rinktis 10 nuorodų, 5 nuorodas, 20 nuorodų, galite paskaityti aprašymus. O dar yra ir vienkartinės publikacijos. Pavyzdžiui, jūsų tematika yra automobiliai. Galite įsigyti straipsnių talpinimo, vienkartinę publikaciją, tokiam tinklapyje kaip automobilių supirkimas lt.lt. Turime ir kitų publikacijų, turime ir daugiau. Jeigu jūs esate agentūra ar jums tiesiog reikia daugiau nuorodų, mes siūlome tam tikrą bendradarbiavimo formą, apie tai galima paskaityti viršuje yra partneriams. Jeigu turit klausimų dėl nuorodų ar žinot, kad jūsų projektų reikia, bet nežinot kokiu, galite susisiekti ir mes padėsim susiorientuoti ir patarsim, kokių nuorodų ir kiek reikia jūsų projektui. Tiek šiam kartui, iki.